Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat. Ačiū, kad spaudžiat patiktuką ir komentuojat ir kuo nudžiugins mūsų rytojus. Ilgai nedelsdama dedu kortas, išsirinkit, kuri jum patinka geriausiai. Ir toj pasakysiu. Tai pirmoji korta. Visai neseniai mes šitą kortą matėm. Ir man atrodo pirmam variante. Tai žinokit, kad jum rytoj teks pagudraut, pasukt galvą, kažką perskaičiuot, apskaičiuot visai kitaip, negu jūs manėt. Tai bus įdomi diena. Jūs pasitelksit savo išmintį ir gudrumą. Jūs tarytum gaunat kažkokią ypatingą užduotį. Jum ji patinka ta užduotis, jinai jūs įkvepia. Tai kažkas įdomaus, tai kažkas naujo, bet jūs nepratę jos spręsti, dar ir jum bus įdomu ir smalsu. Čia šita mergina pagrobė savo priešo kardus, kad jie negalėtų jau daugiau niekam pakenkt. Aha. Čia man atėjo žinutė ir aš ją netyčia perskaičiau, todėl sustojau. Tai va, tai jūs nepagrobsit jokių kardų. Ir nereikės jums jų grobti. Bet jūs tarytum kažkokią atliksit, kažkokį pagudravimą. Tai labai įdomu, gal jūs kažkam pameilikausit, gal kažkam papataikausit, gal kažką tokio įsiūlysit, pasiūlysit mainais. Žodžiu, tas jūsų tikslas nebus visiškai lengvai pasiekiamas. Bet jūs jį pasieksit ir tai jūs labai nudžiugins, nes bus dar įdomiau. Tai tokia aktyvi, linksma diena, kažkokios naujos žinios, nauji planai, naujas požiūris, naujas žvilgsnis. Jūs tarytum atsibudę iš ryto matot viską naujai. Matot tai, ko dar nematėt, o ką matėt, matot kažkaip iš kitos pusės, su tarytum kitom spalvom perdažyta. Tokia įkvepianti, linksma diena. Jūs pasijuntat energingais, įkvėptais ir einat veikt. Galbūt saulė, kuri dabar išlenda, jau jūs taip įkvėps. Gal kažkokia gera žinia, gal jūsų vaikas jūs maloniai pasveikins. Ar kažkas tokio. Tokia visiškai linksma, lengva, žaisminga ir labai energinga dienelė jum ateina. Jūs labai turtingi. Jūs turtingi, jūs jau norit dalintis. Aš nebūtinai čia apie pinigus sakau. Jūs turit tokių resursų, jūs turit meilės, jūs turit laiko, jūs turit visokių turtų. Ir jūs galit pasidalinti. Ir jūs lengvai dalinatės su visais, su kuo tik galit pasidalinti. Ir jūs tai džiugina, jūs tai įkvepia, jūs jaučiatės dar turtingesni. Net jeigu, sakykim, tokia istorija, jūs turit seną kokį nors blenderį, jo? Ar kažką tokio. Kas jums tiesą sakant jau užima vietą, o jūsų ten kažkoks kaimynas ar kažkas dar jo norėtų, jis neturi ir kažkaip negali šiuo momentu nusipirkti. Jūs jam atiduodat tą aparatą ir jūs abu laimingi, nes jūs jau turit daug daiktų,
kurių mielai atsisakytumėt. Jum rytoj bus kaip tik tokia proga. Jūs labai nudžiugins, neįtikėtinai. Taip, jau planas paruoštas, jūs jau žengėt žingsnį ir keliaujat į savo tikslą. Labai aiškiai žinot, jūs viską apskaičiavot, jūs viską pamatavot ir dabar jau, jūs matot savo planą horizonte. Jūs jau aiškiai žinot, kur jūs vykstat, kur jūs einat, ką jūs darysit, kiek uždirbsit ir visa kita. Galbūt jūs kaip tik atidarot naują verslą. Ar kokį nors ten, net nežinau, ką jūs čia galite dabar tokio veikti. Jūs patys žinot, ką jūs norit veikti. Ir jūs jau puikiai tą nuveiksit. Aš ir vėl turėjau padirbėti pakeliui. Oi, tai jūs ir nudžiugins.